update'as apie Bitcoiną, kaip aš treidinu, ką aš galvoju, ką aš matau. Ir papasakosiu trumpai labai. Iki šiol dariau tik tai nelietuvių kalbą video, kelis irgi nedaug ten. Tai nežinau, ar čia dabar lietuviam ką nors rodys ar nerodys, bandžiau čia pakeisti nustatymuose į lietuvių kalbą padaryti, tai neįsivaizduoju, parašykit kas nors, jeigu matot lietuviškai. Mano nuomonė tikriausiai nesutaps su jūsų. Matau viską kiek kitaip, treidinu jau kuris laikas ir visai sėkmingai. Tai ką aš dabar galvoju, kad esam bear markete, pardaviau pačiam viršui beveik 117, šortinau, kaip matėt, 124. Tai šitas šortas ranins ilgai, mėnesiais, iki kitos tikriausiai vasaros. Ir targetas yra apie 38,50. Tai šita zona manęs labiausiai domina. Čia ruošiuosi uždaryti šortą ir atidarinėti longus bull marketui, kuriuos laikysiu irgi labai ilgai ir nuobodžiai. Atidarinėsiu, žinoma, ne tada, kai pasieksim tą lygį, o kai pamatysiu structure, kuri mane domina. Tai treidinu tik tai turiu savo edge. Kai pamatau tą edge, kai jisai yra ant charto, tada aš imu treidą. Tai treidinu corrections, arba galima, taip, kaip vadinu, ABC corrections. Tai pirma dropas, tada būna range'as kažkoksai, vėl dropas ir iš karto staigus reversal. Tai vos tik grįžtam ir šito A, aš įpirkinėju šitoje vietoje. Tai kai pamatysiu būtent šitą structure, tada aš ir pirksiu. Tai tikiuosi, kad bus kažkas tokio 1, 2, 3, 4, staigus dropas 5. Gali būti arba tokia structure kaip 1, 2, 3, 4, 5, arba bus ABC forma. Kad ir kas bebūtų, aš pirksiu, kai mes grįšim virš A arba virš Wave 3, virš Wave 3 sugrįžimas, kai bus. Kol kas to nėra ir nesitikiu, kad bus anksčiau negu kitų metų vasarą tikriausiai. Ar gali būti dar naujas all time highs šiemet, ar čia gali būti kažkoksai, ar vis dar gali būti higher lows and higher highs, ar gali būti kažkas tokio, tai gali, visą laiką gali būti. Tada žiūrėčiau vėl, kad pasikeistų market structure. Tai būtų šičia, žemiau šito ir tada būtų viskas. Tada tikėčiaus labai staigaus greito dropo. Bet ar aš manau, kad tai bus? Nemanau. Aš iš tikrųjų galvoju, kad bus kiek kitaip. Kažkas tokio, nežinau. Galbūt domina labiausiai šitas. Tarp 38,50. Čia ir imsiu treidint toj vietoj. Uždarinėti savo šortus. Jau šortas hitino TP1, TP2, tai 2 kartus jau paėmiau profitus. Kad ir kas bebūtų, jokio stop losso nepatrauksiu ir paliksiu ten, kur jisai ir yra. Taip kaip ir buvo nuo pirmos dienos. Taip. Daugiau kol kas nieko čia nematau. Bullish visi aplinkui, kiek matau, tikisi dar new all time highs, 120, 150, 100 tūkstančių į viršų. Aš nemanau, kad tai bus. Aš galvoju, kad mes tenai tikrai nekilsim ir žiūriu, kad kažkur tai būtų visai logiška mąstyti, kad šitas levelis mane dominantis yra ir va šitas 38, 39. Jei neklystu, mes turim ant 39 CME gapą. Tai va šitą uždarius būtų pats tas
kilt toliau į viršų. Vėl nežinau, kaip čia bus, viskas pamatysim, laikas sudėlios viską, tiesiog kol kas nėra nieko, kas man rodytų, kad mes šiandien esam bullish, priešingai. Tai treidinu daily time frame ir nemažiau jokių 15 minučių ir 30 minučių time frame netreidinu. Manęs nedomina tie treidai. Tie, kurie treidina, day treidina, skalpina, jie pralošia pinigus ir nei vienas iš jų neuždirba. Jeigu uždirba, tai uždirba labai retai, o daug paskui pralošia ir pralošia daug. Taip, ką dabar uždarinėjau, dėl ko uždarinėjau čianai treidus ir manęs nedomina dabar, dėl to, kad pinigai nebeateina, o tik išeina. Čia yra mano tik tai nuomonė, joks finansinis patarimas, jūs darykit kaip jums atrodo geriau, aš darysiu taip, kaip man atrodo. Čia yra kaina, čia čartas, kaina kilo į viršų, paėmė highs 124, 126, va čia va. Matot, kaina paėmė highs. Padarykim šitą, kad matytųsi visiems. O OBV tai yra on balance volume. Čia tik tai vienas iš pavyzdžių, kas man duoda suprasti, kad pinigai jau nebeteina, o išeina iš marketo. Tai OBV darė lower highs, lower lows. Pinigų nėra. Galvoja žmonės, kad čia perka BlackRockas ar Michael Saylor ar dar kažkas perka, čia nieko nereiškia. Open interest krenta toliau žemyn sėkmingai ir jokio čia nėra atsigavimo ir jo nenusimato. Nedomina manęs žinios ir kas tenai pasakojama, kad čia turėtų, kad čia adoption ar dar kažkas, ne, viskas kiek kitaip yra. Žiūriu labiausiai chartus ir manęs visiškai nedomina tai, ką jie pasakoja. Jeigu klausysit, ką kalba tenai jums per televizorių, kiek turėtų bitcoinas kilt, tai būsit tarp tų 99%, kurie pralošia, o ne išlošia. Tai nieko nesiūlau, nieko nepatariu, tiesiog manęs nedomina. Aš stengiuosi būti tarp to 1%, dar geriau tarp 0,1%. 1%, kurie sugeba iš to uždirbti, 0,1%, kurie uždirba tikrai daug. Tai yra labai labai sunku, sudėtinga ir užtrunka labai labai daug metų. Kaip matot, mano treidai didžiuliai, trunkantis mėnesiais, ant spoto, tai čia ant Bybito tai galima pažaisti. Treidinu savo tą edge vadinamą. Tai čia galima pažaisti daugiau ant spoto, dabar jau treidinu dar mažiau. Praeitais metais pradėjau iš vis minimaliai, tai dabar jau mėnesiais, turbūt ir metais truks treidai. Tai nebedomina manęs šitie visi treidai. Šitie visi. Mane labiau domina gal, kai kalbu apie spotą, nupirkti patį bottom ir parduoti patį viršų ir taip tęsti. Ar tai yra įmanoma? Sudėtinga, bet manau, kad aš kažkaip tai gal kaip nors. Tai va. Bet treidinu ir visus kitus mažesnius biški, tuos range'us tokius ABC treidinu ir mažesnius. Čia iš tikrųjų buvo treidas, jeigu nueisit ant Bybito USD. Čia buvo mano treidai. Kiekvieną kartą, kai sudarėm ABC, ėmiau treidą ir buvau sėkmingai sustabdytas. Kiekvieną kartą ėmiau vis dar. Stop lossas buvo kiekvieną kartą po 1%, tai matot, nemažai čia kartų pralošiau. 1, 2, 3, turbūt kokie 10 kartų, tarkim 10% pralošta buvo. Toliau buvo čia mano treidas ABC. Dar kartą buvo ir čia irgi buvo uždarytas. Šitoje vietoje, kai nesugebėjom impulso į viršų,
Jeigu mes būtumėm labai bullish, turėtų būti impulsas, bet nebuvo to impulso. Čia jau man buvo aišku ženklas, kad mes jau pabaigoj. Čia vėl turėjau įpirkinėti ir va čia šitoj vietoj jau išeidinėjau dėl to, kad mačiau, kad keičia market structure. Čia dar kartą padarėme ABC gražų, tik tai priešingą pusę ir čia jau buvo viskas. Tai tiek, turbūt žinokit, šiandien aš nieko labai daugiau nepapasakosiu, tiesiog bandau lietuvišką video įdėti, pasižiūrėti, ar čia kas nors matys lietuviškai ar ne. Bandysiu dar po kurio laiko įdėti, kai kažkas daugiau čia matysis ant to čarto. O kas daugiau gali matytis, tai tikiuosi dropo žemyn, paimti šitus lows, tada žmonės vėl pradės įpirkinėti, įsivaizduos, kad mes šiandien bullish, liquidity grab ar dar belia kokias nesąmonės, tada jau tikėčiausi didesnio consolidationo porą mėnesių. Tikrai atrodys viskas bullish ir vėl dropo žemyn. Tada jau turėtų būti didesnis dropas. Tai va to ir lauksiu po naujų metų kažko tai. Pabandysiu paskui vėl įdėti kažkokį update'ą. Galėsim pasižiūrėti kitą kartą ir Ethereumą, jeigu kažkam įdomu. Ethereum'as manęs kol kas visai nedomina, net jeigu ir vėl kils iki new all time highs. Kitais metais planuoju pradėti reidinti ir Ethereumą. Tai Ethereum'as laukiu, kol sudarys irgi kažkokį tai didesnį dropą, tada bounce'ą, vėl dropą ir greitą reversal. Tai tokį ABC. Tada įpirkinėsiu ir treidinsiu Ethereumą stipriai. Kol kas Ethereum'as nedomina. Visi kiti coinai nedomina. Tai tiek. Tikiuosi, kas nors lietuviškai matot. O jeigu ne, tai tada anglų kalba. Iškris anglų kalba žmonėm, bet jie nesupras, ką aš čia kalbu. Iki.